Blogos rungtynės turbūt šiam sezone blogiausios ir ne tai, kad kažkas nesisekė ar kažkas, tai buvo blogai pasiruošta, paprasčiausiai neįvykdėm to, nebuvom nusiteikę galbūt, nežinau, nors taip negali būti prieš varžybas, kad nenusiteikę ar kažkas tokio, bet šiandien buvom tikrai ne mes aikšteliai. Ar tas kitas varžovų žaidimas rungtynių pradžioje išmušė iš vėžių? Neišmušėme, žinom kaip jie žais, žinom kaip žaidėm tenai, žiūrėjom video, ruošėmės visą savaitę, bet paprasčiausiai ne tai, kad jų kietas žaidimas mūsų išmušė iš vėžių, bet ir mes patys tai išsimušėm. Jie išėjo dvigubai geresnė energija, dvigubai labiau norėjo kautis negu mes. Mes tokie atrodėme vangokie, šiek tiek nežinau, ir tokią pradžią, kai pasidarėm, tai ir paskiau ir metimai lengviau krito jiems, ir mums patiems jau psichologiškai sunkiau buvo sugrįžti. Pradžia rungtynių viską parodė mūsų visą veidą šios dienos, kaip mes atrodysim toliau. Ar tas kietas varžovų žaidimas pradžioje išmušė iš vėžių, ar kaip ten buvo? Aš nežinau, iš tikrųjų tos pirmos minutės tokios atrodė apylygios, bet paskiau jie pabėgo, bet vis tik energijos ir kovingumo dėka jie tai padarė, nebuvo kažkokių taktinių gudrybių ar kažko, jie tiesiog noru, fiziškumu, greitumu ir visais kitais dalykais, perimtais kamuoliais užbėgom greitu, tai tokių smulkmenų dėka jie ir pabėgo.